Ok, šiandien esam prie ežeriuko. Nu, bet aišku, ne gamtos susirinkom pasižiūrėti, o apžvelgti štai tokį strytą Piktūną. Grožį Piktūną. Ir tai yra BMW S1000R. Taip sakant, vienos R trūksta iki kiekvieno bachūro svajonės, nes tada gautųsi RR'as, S1000, Britva ir panašiai. O čia yra stryto versija. Ir realiai tos pačios Britvos, nes motoras toks pats, rėmas toks pats. Nu realiai čia labai daug ko yra to pačio. Važiuoklės, stabdžiai, bairiai, quickshiftai, demperiai. Nu prikrauta šitam moci tikrai yra gerų dalykų. Jau kas nori performance stryto, tai vat šitas variantas pagelbėtų. Gražus ir piktas, taip pavadinkim. Nu, aišku, grožis čia kiekvieno jau asmeninis dalykas, bet šiaip tikrai toksai išskirtinesnis, žavesnis aparatas. Jau matom geresnę dūdą uždėtą, nes nu kaip, reikia jau pasireikšti su tokiu motociklu, duot žinot. Grubiai tai perbėgant per visus dalykus, aišku, čia litriukas, 4 cilindrai eiliai, 121 kW. RR'as turi šiek tiek daugiau, nes L-strytui biškį prisukta, bet nu, pripažinkim, kad strytui 121 kW yra tikrai dafiga. Čia jau, nu, čia ne strytas, čia reiktų jau Street Fighterių vadinti, nes realiai nurengta Britva, tai nu, jau kaip strytą vertinti ganėtinai sunku. Aišku, kadangi čia to pačio RR'o bazė, tai motociklas ganėtinai trumpas, kad aštriai valdytųsi, kad gerai valdytųsi. Svoris irgi yra nedidelis, ten 200 kg, grubiai ten plius minus vienas kitas kilogramas. Tai irgi kaip litrui nėra daug. Tai va, reikės važiuoti ir žiūrėti, nes čia daugiau gal temų ir kažkokių atsiliepimų iš to pačio važiavimo. Nes bendras toksai dalykas būtų, kad kaip yra posakis, kad ne aštriausias peilis stalčiui, tai čia jeigu imti iš strytų, būtų vienas aštriausių peilių stalčiuje. Tai realiai jau reiktų tikėtis iš jo aštrumo. Tai va, apžvelgtim skydelį, čia papildomos įrangos primontuota, bet įjungiam Windowsus. Taip pat Windowsai užsikūrė. Aišku, meniu nustatymas ten ir panašiai, tai bele kiek pridėta reikalų, galima pasidaryti taip, kad apsukas žiūrėti ir panašiai. Dar ten, nu, čia visų net nepažiūrėsiu, nes čia, nu, gali užsiimti su juo. Čia realiai, jeigu neturi ką veikti, tai praktiškai gali su šituo skydeliu užsiimti. Jeigu žiemą nėra kaip važiuoti su motociklu, gali ateiti bent jau skydelį pamaigyti, rasti ką nors naujo. Ir šiaip motociklas per Bluetooth'us pats susiriša, gali visokias ten muzikas, ne muzikas, nu žodžiu, reikalai. Važiuojant gal net, kai pavadinkim aštresnis peilis stalčiuje,
važiuojant gal net tiek daug maigyti net nerekomenduotina būtų. Aišku, čia jau Kileso sistema, tai irgi fainai, nereikia to raktelio. Galim užvesti ir toksai bairis yra, kad blemba kaip jie užsiveda, tai mocas čia yra Pinus, šitas yra 21 metų berods. Rida jo irgi nedidelė. Ir kaip jie užsiveda ir kaip jie barška. Nu, bet taip turi būti. Bet tas toksai dalykėjimas, tai jo. Nu, bet jau iš pirmų pagazdavimų galima suprasti, kad bus pojūčių važiuojant. Nu ką, reiks sėst, važiuoti ir žiūrėti. Let's go, taip sakant. Nu, važiuoti akmenukais ir žvirkeliukais tai nerekomenduotina, nes labai jau ne kaifas, bet asfaltėliai tai jau stichija šito motociklo. Aišku, tik užsėdus duoda suprasti, kad čia daiktas nejuokingas yra, kad galios tau tikrai nepritrūks ir reikia su juo elgtis atsakingai. Nes čia jau toks motociklas, kur, nu taip sakant, ne Honda kokia, kur ten važiuoja, jis savo gali labai atsipalaidavęs ir panašiai, gali ir su iš to atsipalaidavęs, nes dabar yra tie važiavimo režimai, tai ant road režimo važiuojant, jisai tikrai ganėtinai normaliai elgiasi. Bet be road režimo yra dar, lietaus režimas, kur dar viskas ramiau, bet yra ir Dynamic režimas ir yra Dynamic Pro režimas. Tai tas Dynamic Pro, po to reikės įsijungti ir apie jį pašnekėti. Tikrai dar toks įdomus dalykas, kad nusipirki motociklą, perki atstovybėj naują motociklą ir tu gauni Dynamic, o jeigu tu nori Dynamic Pro dar, kad pas tave būtų įsijungti, tai turi susimokėti papildomai. Tai toks įdomus priėjimas. Aišku, ten Chebra gigabus, tenais hakindavo, prihakindavo ir padarydavo. Kiek žinau, tenais naujausiuose tenais, tai nelabai jau tenais eina, bet nieko, laiko klausimas, aš manau, prihakins ir tuos. Tai va, o šiaip šitas modelis, toks, dar galima jį būtų labai lyginti su XR-u, nes XR irgi tas pats motoras, tenais tik tais jau tas adventure sėdėjimo pozicija, bet irgi tenais aštrus peilis. Taip sakant, čia gal net labai geras palyginimas, jeigu tenais jau būtų RR-as būtų Britva, čia jau aštrus peilis. Gerai, pradžiai gal ne apie motorą, kol ant raudo važiuojam, apie važiuoklę. Tai, važiuoklė iš karto jaučiasi standumas, sportiškumas, tikslumas, visi performance ant šį dalykai, tai iš karto jaučiasi, čia nereikia genijui būti, kad tą iš karto pastebėti, nes, kaip jis dirba, tai ta prigimtis jo važiuoklės yra grinai sport. Čia jau tenai su street ar ten dar kažko neturi daug sąsajų. Stabdžiai, aišku, irgi jėga čia stabdžiai stabdo, bet ir turi stabdyti, nes, lemba, čia net iš tos pusės, kad iš performanso tai net nėra daug ką šnekėti apie jį, nes čia performances moco rimtas ir šiaip ne pigus daiktas, jeigu ten naują žiūrėti, ten virš 20, man atrodo, lipo, tai jau turėtų būti dieta, nes Bemsai, kai pradėjo gaminti, ten buvo kažkurie laikai tenai seniau, kad nelabai ten tas motociklas buvo primiršę. Aišku, ten labai senais, tai Bemsai
daug tų motociklų gamino, o buvo po to kažkaip primiršę ir po to vėl kažkaip atsigavo. Tai jie nori dominuoti. Čia vat motociklas norinčiam dominuoti ir jeigu nori dominuoti strytų pasaulyje, tai labai puikus variantas. Aišku, yra tenais dar ir kitų pasirinkimų, bet, nu, pripažinkim, S1000 R-as, nu, vien dėl savo vyresnio, nu, kaip čia brolio pavadinti, labiau užsikočiojusio brolio RR-o, jau turi tam tikrą gerą statusą. Ir šiaip nebereikalo, nes iš performanso pusės tai nepataupyta ant šito motociklo. Nu, tokie dalykai tenais, kol čia rimto važiavimo nėra, ten visokie bakai ir panašiai, tai nu, sąnaudas liečiant, tai vis tiek, nu, jisai jau pavalgys, nebus čia eko motociklo nereiktų norėti, tenais jau virš 6 litrų tikrai tai reikės įpilti jį, o po to jau, taip sakant, jau kiek rankeną suksi, tiek tu gali tų sąnaudų ir prigaminti į didžiąją pusę, į mažąją vargu. Bakas irgi mažiukas, nu, matos tokios 18 litrų plius minus, tai. Nu, bet toks aš manau, kad čia ir turėtų būti, nes kaip ir strytų ir ten britvų ir panašiai, tas auksinis standartas tarp 17-19 litrų kažkaip mėgiami skaičiai. Nu va, fūra palūžo. Gerai, kad bent jau ženkliuką pasistatė. Aišku, tiek pridėta dalykų, tai yra, aišku, čia wheelie kontroliai, trakšinai ten ir taip toliau. Tai kaip tokiam motociklui, tai, nu, tikrai gerai, nes dinamikos jisai turi, galios turi, nes, nu, 1,21 kW, blemba, čia atsukus laiką atgal tenais, ten pirmą Hayabusa, kai išėjo ir visi jau ten to žodžio vien jau, o, wow, turėjo kiek 128 ar kiek. O čia tiesiog strytas, kuris iš pažiūros taip pusiau nekaltai gali atrodyti, 121. Tai va, nu, bet įsijunkim maudas. Dynamic Pro jungiam, aišku, Dynamic Pro leidžiam, kames. Nes Dynamic Pro tai yra rimtas reikalas. Yra čia, jeigu jau užsidėti gerą dudelę, tai gali ugnim pašaudyti ir, nu, žodžiu, ir show, ir excitementas. Tai biškį gal atsuks. Nu jo. Tas dinamiškumas, tai žavintis ir reikėtų paieškoti analogų. Nu va, tai kaip man čia dabar išteisinę nelenkim, mes važiuojam pagal taisyklės, tai man išteisinės nebėra. O turime. Nu, žodžiu. Iš to, kad važiuojant 15-16 įsijungia wheelie, tiesiog nenori čia kelto rato, bet tiesiog atsuki rankenėlę staigiau ir prie 15-16 tau wheelie kontrolas veikia, tai nu, tas dinamiškumas tikrai abejingų nepaliekant, nes kiek teko važiuoti ir su XR-u, tenais irgi, nu blemba, sėdi kaip ant benčko
Ir tas dinamiškumas žavus. Tai iš tokios bendros rezumė, tai kas nori aštriai, tai kas nori to pajusti, to dinamiškumo, tai labai rekomenduotinas motociklas. Nu, bet dabar apsiraminkim, pašnekėkim apie ergonomiką, kaip sėdisi. Sėdisi, tai, nu, kaip ant streito, vairas anksčiau, čia dar sudėti vairo reizeriai, tai šiek tiek patogiau, bet realiai vis tiek jaučiasi, kad tu sėdi ant sporto. Nu, nori, nenori, važiuoklė, viskas, tai nereiktų jau vertinti jau iš streeto prizmės. Čia grinai sport baikas aukštų vairų, tai ir toksai jau be kompromisų, be pataupimų, kur viskas eina į performansą. Tenais, aišku, jau ten kitom sąskaitom, tai gal biški ilgamžiškumo ir panašiai, bet performansą jau išspaudė. Tai va, tai tas sėdėjimas ir toks gaunasi, kad ganėtinai sportiškas. Šiaip yra jo sėdynė, man atrodo, 8,3 skaičiuojamas tas nuo pačios aukštis milimetrais, tai yra ganėtinai aukštai. Jau, nes, nu, sportuose dažniausiai irgi būna aukštais, rytuose gal kartais būna žemiau. Tai ir tas sėdynės aukštis ir viskas, ir kaip kojos po bokų, nu, viskas čia jau yra į sport pusę. Bet kitas dalykas toksai, jeigu pažiūrėti kitų kampų, jeigu turi šaibų ir kad ir nesi tu labai sportininkas, bet tu nori moco tokio be kompromisio, kuris bele kaip gerai ten stabdytų, bele kaip gera važiuoklė būtų, gerai tave ant kelio laikytų, tai irgi variantas. Nesgi, nu, nebūtina tau važiuoti su juo kaip maniakui kokiam. Gali su juo važiuoti, mėgautis ir žinoti, kad turi kažką arti top, o ne kompromisą. Nes yra tų sponsų ir naujų, kurie, nu, vis tiek yra tam tikras kompromisas, nes visi ten dėl kainų, dėl rinkos ir panašiai konkuruoja, tai gamintojai priversti kartais imtis didesnius, mažesnius kompromisus. Tai va, toks būtų ir apžvelgimas. Aštriausio peilio stalčiuje. Nu, bet dar reikia pavažiuoti, pasimėgauti. Ir tas posūkiuose valdomumas, nu, jeigu taip rimtai važiuoti su juo, nu, ne kaip streetą jį reiktų valdyti, tai jau yra tas toksai sport pedigree, tai labai yra aiškus. Ir šiaip to Dynamic Pro, jeigu taip iš mano pusės, tai mieste važiuoti, jeigu tu važiuoji, kad važiuoji, ne kad nuotaika tavo dominuoti kelyje kaip BMW būdinga, tai net nereikia. Tas road bent jau man žymiai maloniau važiuoja miesto ir normaliom sąlygom. Nes va, jeigu nori iš duslerkės pašaudyt, o taip, Dynamic Pro tau padės. Nu, žodžiu. Čia kaip būtų į mašinų pasaulį einant, būtų kažkokie tenais paprastos mašinos, paprasti motociklai ir būtų kažkas jau tenai superkarai ar panašiai. Tai
čia jau būtų kažkas arti to, kur jau ir emocija, ir šou, ir gerai daro darbą. Tai toksai jau neeilinis pasirinkimas. Tik tais, aišku, jeigu kalbėt prizmę, ar to reikia, tai jeigu važinėt, komutinti, ten važiuoti darbą ar panašiai, tikrai to nereikia. Nes overkillas šitas mocas, jeigu, iš mano tos prizmės, jeigu vertinti jį kaip streetą, tai čia visiškas overkillas. Jeigu vertinti jau ten kaip performance, Street Fighteris ir panašiai, tai tada aišku reikia. Jeigu nori, excitemento, šustrumo, emocijų ir panašiai, tai aišku reikia. Jeigu gražus, tai tada dar labiau reikia. Bet esmė tokia, kad nori, nenori, jame vėjo nupūtimo, tai, patys matot, ne kažką. Ir tai čia šitas stikliukas uždėtas aukštesnis, papildomas ir ten dar kažką tai. Tai jau ten prie labai didelių greičių važiuot su juo, nors ten tarkim laikyti 200 su juo, biški nesąmonė. Ar tai įmanoma daryti? Tai aišku įmanoma, net ten gali ir jo ten top speedą raityti, ten, kuris ten 2.7, 4 ir kažkiek. Irgi biški prisuktas nuo Rero, nes tas tai ten 300 plius. Bet, čia mocas šitas, ne top speedam gal. Bet jeigu nori mieste banditauti ir aplink miestą ir nori pašert gerai, tai ir tau to reikia, tai taip sakant, nepritrūks. Čia jeigu nori tokio, kur nes ten kaip būna motociklai, ten kažkokią nusiperki, pavažinėjai, ir kažkurio laiku pripranti, vis tiek ten nenori, prie bet kokios tu galios pripranti. Tai, o čia, kad priprast prie jo, blemba, pas mūsų sezonas yra trumpas ir turint omeny, kad po žiemos visi, kas normaliai važiuoja, supranta, kad po žiemos jie normaliai nebevažiuoja ir vis tiek reikia prisiprasti prie visų scenarijų, aplinkybių ir taip toliau. Tai gaunasi, kad su šito motociklu išsunkti iš jo visas sultis, tai reikia jau važiuotojo, jau konkretaus, jau tokia biški tenais jau, kur ir su baime susipykęs, ir ten biški karts jau ir su logika susipykęs. Jeigu čia jau jį išgręžti jau, iki jo galimybių ribų motociklo. Tai va, bet aišku, to daryti nereikia, nebūtina, geriau važinėti ramiai ir džiaugtis motociklizmu. Ten ramiai. Kokia nuotaika, taip ir ramiai. Jeigu yra nuotaika duot gazo, reikia duot gazo ir šitas motociklas padės tai padaryti. Ir toksai motociklas, kur iš pradinuko pusės, tarkim, pažiūrėkim, ar labai sudėtinga pradinukui būtų su juo važiuoti ar ne. Tai ne. Nes, aišku, ten Dynamic Pro ir tenai sukt rankanas iki galo tai nereiktų. Bet susijungt normalius maudus, važinėt. Vis tiek tai 4 cilindrai nėra jie tokie laukiniai nuo pat apačios. Galima ramiai savo važiuoti. Tai ar reikėtų jo bijoti kaip motociklo, kad čia kažkas tikrai ne. Jeigu su juo normaliai važiuoti ir pasimti jo pliusus, tai tenai stabilumo, ant kelio laikymą ir panašiai, tai ir jeigu patinka, ir jeigu galimybės leidžia turėti jau tokį topinį streetą, čia tas streetas, Street Fighteris labiau čia, bet ne labiau, o visiškai tai va, tai galima ir kažkas, kas mažiau patyrė ir turėti tokį daiktą, jau ilgam, nes
Kaip ir minėjau, išgręžti iš jo visas sultis, užtruks laiko, skilo ir taip toliau. Bet jeigu yra motociklas naudojamas tik per kamščius važinėt, nu tai gal tikrai jau tada geriau nusipirkti kažkokią vandytę. Čia jau prasideda materijos už tą motociklą. Ir kam reikia, kam nereikia. Bet motociklizmas tom ir žavus, kad kažką domėtis, kažką išbandyti, kažkokias savo galimybės reikia, nereikia ir taip toliau. Labai aš jau filosofiškai įsiplečiu ne apie motociklą. Tai aš manau, šiam kartui tiek ir susitiksim su kitais motociklais.